2015 metų sausio 25 diena. Kągi, apžvelkime, kas naujo šunų dresavimo mokykloje, kiek voljeruose žmogaus draugų, moterų, o iš šunų. Pradėkime nuo mėgstamiausio. Arai, Bull Terrieras. Irgi viena iš mano mėgstamiausių veislių. Puikiai dresiruojasi, labai protingi. Arai, parodyk savo grožius, snukį. O didelį šuva, taip didelį šuva. Malonu dresiruoti, labai aukštas intelekto koeficientas, nors ir pavėluotukas, bet, sakau, protas, išmintis, kaip sakyti, draugas sąjungas. Na, kas čia toksai? Haskis, gražus, ragutės traukia. O, jaunimas. Tai kągi, sustokime. Mintis svarbi, žodžiu. Dar kartą kartuoju, kad šunį reikia dresuruoti 4-6 mėnesių, kol jis dar nesusiformavęs. Nes, pavyzdžiui, antras haskio individas, haskis sunkiai dresuojama veislė, dėja. O kai atvažiuoja 4-6 mėnesių, čia Atika, pasirodyk. Jauna, graži, kaip sakyti, tai kaip tikras komisaras Reksas bus. Viskas puiku, kaip sakyti, su to darbu bus. Na, čia airių terjeras. Prie medžioklio priskiriama veislė, tačiau, sakau, kai laiku, tai iš ten sakau, iš kovinio, ne kovinis, iš medžioklio tarnybinis, tai galima ką nori padaryti. Kai jaunis šunis galima nusipiešti, ką nori, nusilimdyti, ką nori. Ai, eikim toliau. Koviniai. Staforšyras, taip. Staforšyras, na, vėl džiaugsimas, kad atvažiavo jaunas, nes jau yra 4 mėnesiai, o jau problema yra suformuoti, nes mergina dėja nėra sutverta šitai veisliai, kaip negaila būtų sakyti, nes koks jau pastebėtas, žodžiu, kai valgo, kai atvežia, žodžiu, bandau paimti bliūdelius, jau man cept už rankos nori griebti, nu dieve mano, taigi bus metai, taigi viskas, tą ranką ir nukas, tai vat sakau, čia reikėjo tik mažai nubausti biskutuką ir viskas, jis suprato, kad aš esu svarbiausias vilkas ir kad bliūdas mano, kas ten toliau, nu, ten didelis kanikorsa, ei, pasirodyk, diški, ei, mano vardas auksinis gardas, tai dičkis, man į ranką yra kandis. Na tai kągi, žodžiu, šunų daug, eiliai triguba, tačiau visus laukiam jūsų.